Jau atsėdėjom ant motociklo, tai wow. Jau Kažkaip jo. subinė geležinė jau. Prokopas, smėlėta pajūrį. Kvepia smėlis ir žaluma, kopinė. Ir jūra. Patinė tokia, ne? Jo. Įsimegojom tikrai pasakiškai. Karališkos lovos. Ir paskui mes kamštyje važiuosim tarp mašinų. Kito pasirinkimo mums nėra, iškepsim. Važiuojam prie vokiškos Baltijos jūros. Taip. Ai, tiesa, labas rytas, kita diena. Kita diena taip karštas iš tikrųjų nuvargino, bet pailsėjom labai gerai. Ir dabar prie vokiškos Baltijos jūros važiuojam. Jo. Atvykome į Varnemundę, pajūris, vokiškas pajūris. Na, tikrai irgi pirmas kartas Vokietijoje prie Baltijos jūros, kaip atrodo tas kurortas. Eisim pažiūrėti, gal kaip Danijai leis važiuoti pajūriu. Nu gal, bet tikrai įdomu, kaip čia tas Baltiškosios jūros pajūris Vokietijoje. Radom tokį šiokį parkingiuką, žiūrim, mocų palikta keli, tai gal... Pasiklausėm vietinių, sako, nemokamai, tai paliekam. Mes ir numetėm. Sako, jeigu bus bauda, tai kažkaip vadinsim tai parkingo mokesčio. Taip, o mes su savo rankinukais kažkaip nesinori palikti ant moco, kad kelionė baigtųsi paskui šalmų ieškoti. Einame link jūros pasižiūrėti, o jūra jau šviečia, va ten va, už kopos. Pirmi vaizdai kaip Palangos. Varnemundės kažkokios. Ir šiandien yra 12 diena. Tai šiandien dar kažkoks renginys. Nuo 10 iki 2. Ai, prie hotelio, va čia kur kaip tik mes esam. Neptūnas. Tai o čia visas va tas Varnemundė miestelis, va, vartai. Einam žiūrėti. Einame promenadą, kafė, sultis ir taip toliau. Link švyturio, žiūrėk, ten švyturys. Gal ir visai nieko. Toks grynas pajūris. Prokopas, įsmėlėta pajūrį. Kvepia smėlis ir žaluma, kopinė. Ir jūra. Žodžiu, jeigu jūs Lietuvoje esat prie jūros, tai džiaukitės, o jeigu esate kitose šalyse prie jūros, irgi džiaukime. Dar labiau džiaukime. Dar labiau, žodžiu, visur. Kai saulė pašviečia, tas kvapas sustiprėja kvapas ir tokios labai skaniai. O namukų tokių aprinuomota pasidėti. Čia jį turbūt tada į saulę gali atsisukti kaip nori. Turbūt. Į saulę gali atsisukti. Gali ir nusisukti nuo saulės. Bet namukų kaip turgus. Kaip kokis turgus. Ai, va, kas čia? Viena kėdė 3,50. Bet kėdė. Nu, šiai dienai. O visai dienai 12. Vienai valandai 3,50.
Nu. Ir kaip tau? Čia jeigu sakote, kad Baltijos jūra šalta, tai kaip matote, čia ta pati Baltijos jūra. Taip. Tai gal spalvos skiriasi, ar ne? Baiso. Ne, kad kažkokia... Nu tai ir Palangoje tokia kažkokia būna, žodžiu visokia. Nu, ne, čia kitokia, čia vokiška. Vokiški krantai. Na, kągi, vis tiek labai smagu, Jo. gaivu, bet šitiem patinka. Jie randa krevečių visokių. Nu. Bet aišku, va, perbrenda žmonės ir ten jau tai gražumėlis. Nu. Karšta. Baigiam prieiti prie mūsų molo. Ir švyturiai, vartai, jūros vartai. Jo, eisim žiūrėti iki miesto, kas ten dabar. O, jau čia kvapas koks, toks dumblo žuvies. Dumblo žuvies. Jo. Perkopėme iš pliažo į pakrantę molo. Ir va per jūros vartus įplaukė jachta. O, ir laivas išplaukė. Skandlainas. Nu. Aha, čia jau toks kruizinis. Hybrid ferry. Kas čia? Su atrabotkėm visokiam. Atliekom visokiam kūrenamės. Ar elektra, saulė. O vamzdis tas sukasi. Prie pajūrio. Pom. Visi, kas keliaujat. Čia galite apsilankyti. Čia kaip mūsų Palangoj kažkas panašaus. Bet žiūrėk, kokie. Čia. Locentube pavadinimai. Ir va žiūrėk, čia išvykti. Alus po bokalas 4 eurai. Nu va, O čia išvyturi lipimas. Nori eit? Karšta. Dabar ką? Kažkokį vėsų kabakiuką atsisėsti. Nu, truputį atsivėsim. 8 eurai. Su bulvytėm. O Be bulvyčių. 5. Dešrainiukai. Čia va visokie. Tik-taka. Turbūt 5, nachos 5, mexican chips 5. Kaip Palangoje? Nu, kiek vanduo kainuoja? Nu. Šiam pajūry. Čia turbūt šaltas vanduo. Reikia gal pasimt litrą. Aha. Taip, litras 2,50. Nu. Kaip Palanga, kaip Nida. Karšta. Geriau ant moco, vėsiau. Nu. Atėjom į restoranėlį, vištyčių kažkokių. Kepyklą, va, žiūrėk, iš iešmų, tik tai pum, pusė vištytės. Na ką, pietukai, varnemundai. Taip. Viščiukai. Nu, porcija tokia jo vokiškai. Vokiškai pavalgysim iki lenkiukų. Taigi, kolektyvas skanaus. Kainos dar nežinau, atrodo 30 eurų. Visa višta. Jisai ten sukosi. Ten vadeginasi viščiukai. Paskui ateina pas mus.
atvykom. Ir Štai kur mes- jūs galvojat mes atvykom? Pravažiavom Vokietiją, pabuvom prie Baltijos jūros ir Taip. pravažiavom sieną, jau vakaras ir esam Grįžome į Lenkijoje. Lenkučius. Ir sakom, kodėl nesustojus pas Lenkučius pernakvoti. Tai Lenkijoje nutarėm dar vieną nakvynę ir dar iki namų turime keletą Laiko. dienų. O čia Tai va, taip netyčia radom kažkaip. priemiestį, labai sakom- tokius apartamentus su biškiu. Mes čia kol kas dabar viskuo grožimės, rožynai gražiausia. Tai čia labai ekspromtu įvyko, nes kirtom sieną, sakom, kažkur reikia miegoti. Česiną pravažiavom. Sakom, ai, tingisi jau važiuoti, tai stosim kažkur. Susėdom, bookingą palandžiojom ir radom tokius apartamentukus. Nu ir ką jūs galvojat? Fantastiška vieta. Ežeras, sako, eikit išsimaudykit. Turbūt smirdim, nežinau. Smirdim mane, kad į ežerą sakė, eikit išsimaudykit. Tai va. Einam į kambariuką, parodysim kambariuką. Na va, štai atėjom prie mūsų trečias numeris. Žiūrėkit, kokios dabar technologijos. Oi, ne šitą. Okei, mūsų leido. Na va, Čia tas. jas. Įėjom. Čia Nu, mūsų kągi. grožis. Va čia tai erdvė. Nu, aišku, nakvyniai, kai turim erdvę, galimybę turėti erdvę. Nu. Ir nepatikėsit, kokia kaina. Palygint su kitais. Dušiukas, viskas čiki. Ir kokia kaina? 62 eurai. Su pusryčiais. Ir su ežeru šalia, kurį mes dabar ir Eisim maudytis. Palsėt reikia. Po motociklo kažkaip šiandien tokios karštos dienos, žinau, man kojas čia. Aš jau motociklą čia nulaikau. Tu tai šlapės, jau Visą laiką visos kaip šlapias. iš vandens. Na, žodžiu, motociklininkai tokie. Taigi einame, Pirmingi. kaip sakoma, čiupa čiupsas. Kokio nuostabumo kiemas, a? Toks pasigrožėti. Čia bonsai kažkoks tai. Čia aš įsivaizduoju, čia kriokliukai visokie krito, bent jau kažkada Tai sausa. čia remontuoja. Nu, žodžiu, eina maudytis. Atostogų parkas. Štai ir mūsų bala. Sakė, labai didelis ežeras. Jau tikrai nebala. Nu, matau, kad kranto nesimato. Su jachtom, va, Nu. su pasėdėjimo verandas, žiūrėk, čia visokių. Nu, nu gražu. Ten išvis tiltas kažkoks tai, kaip Palangos. Ką darom? Lendam? Nežinau. Šalta? Nu, gerai. Vakaras jau vakarinė visuma. Perkaitė turbūt, žinai. Nu, žiūrim, lendam. O, mes vandenį. Mes vandenį. Mes pas Lenkučius. Taškomės. Vakarojam. O, Mes šiaip jau net nežinom, kaip šitas ežeras vadinasi. prasigūglinsim. Prasigūglinsim, Žinosim toj paskui. pasižiūrėsim. Mums nurodė, kad galima ateiti čia pasimaudyti. Maudomės mes vieni, visi kiti lipa į laivelius mažus, didelius. Va, ir Taigi, gero vakaro mums ir gero vakaro jums. Susitiksime rytoj prie pusryčių stalo. sulčiukus galima pasidaryti. Wow. Torčiuko netyra. Labas rytas, kolektyvas. Labas rytas. Tokia apsiniaukusią jau dieną.
pirmą kartą gavom seniaukusią dieną grįžtant. Tai papusryčiaujame pas Lenkučius ir vėl šoksime ant moco, važiuosime toliau, bet pasirinkimas didelis. Tokioje aplinkoje papusryčiauti pasaka. Patinė tokia, ne? Jo. Įsimegojom tikrai pasakiškai. Karališkos lovos. Gerai. Užkandam ir minam tolin. Neapsimoka, aplenkė vėl prisivėjai kokius nors. Žodžiu, pirmadienį darbo diena. Bet šiaip įdomiau negu autostradoje. Na ką, atvykome į Mykolaikas. Ir dar viena poilsiavietė. Dar vienas šitoj sustojimas. kelionėj čia vis naujos stotelės. Jau žodžiu, jau atsėdėjom ant motociklo, tai wow. Jau Kažkaip jo. subinė geležinė jau. 8 kelionės diena. Taip teisingai atrodo, nepamečiau. Na, aš jau pamečiau, kuri diena jau. Tai žodžiu, kažkaip važiuojant jau buvo vienu metu atrodė striukiai 40 laipsnių karščio. Paskui pradėjo vėsti Lenkijoje. Nu, jau biški vienu metu ir šalta buvo, užsitraukiau striukį. Tai va. Mykolaikos yra kurortinis miestelis, tikrai labai žavus, gražus. Taip. Esame buvę ir susiradom, aišku, Booking'e šitą Jo. namelį Jo, su kambariu ir nakviniai. Tai kiemukas gražus. atvažiuojam, o dar yra kolegos iš Lietuvos irgi su motociklais. Tai Nu, tik tai tu turbūt pažįsti kažkur, Ne. nežinau, gal mieste kur nors, tai čia kaip Harlių kampelis jau. Harlių kampelis gaunasi. Nu, susipažinsim, grįš iš miesto. Šiaip tai graži vietytė, viską, namukas. Einam pažiūrėti, kambariuką. Добре. Einam kambariuką. Trečias numeris. Plauk, mes jau kažkur buvom trečiam numerį. Taigi trečiam buvom vakar. Taip, vakar. Irgi Lenkijai. Žodžiu, Lenkijai trečias numeris. Nu. Na, ir kambarys. Lova. Kambariukas, ramus. Arbatinukas. Ponios kambarys, dušo labai gražus. Nu, Naujas, švarus. viskas čikiai. Jo. Įvertinimas geras, tai šiam 9 euriukai. Tun. Ką? Atostoginiai. Prausėmės ir einam į miestą valgyti šabovų katlėtų. Ane? Na va, mes esame Mykolaikose. Tai kurortinis miestukas jau kaip minėjai, ne? Taip. Ir labai toks
Fainas kaip Palanga, tik tai maža. Mažasis variantas. Tai kiek Va, čia Lenkai. daug jachtų ir šiaip čia ežeras, čia jūros nėra, tada čia Nu, jachtų daug ir muzika tokia graži pasitinka. Oi, žodžiu, Nu. poilsis. Dvidešimt zlotų. Kaip? Kronų? Ne. Grošų. Nu ką, aukso žuveliai. Tebūnie. Na va, čia štai yra ir pats centras Mikolaikų. Parduotuvėlė, apsitavarinom biškį. Biškį kažko užvalgėm lenkiško tabakę. Šabovą lenkiško suvalgėm, bet nusipirkom, jo. vis tiek kažko norėsis dar vakare. Tai einam biškį apsipirkę namučio. Rytoj papusryčiaut ateisim į miestuką turbūt. Aha, klausyk, žiūrėk, bet vila kokių metų? 188. Nu, čia buvo gubernatorius gyveno. Va taip. Išeidavo ir rėkdavo. Sveiki, vergai. Na, ar vergai, ar visuomenė, bendruomenė, kaip dabar. Nu. Na ką, gerai, tai einam vakaroti ir ilsėtis. Taip, nes šiandien biškį irgi atkaliam, taip nevaikiškai. Taip. Iki. Nu va, mociuką uždengiam. Ar lietus bus ar nebus, nežinau. Bet rytoj bus sausos sėdynės. Ane? Taip. Einam į kambariuką. Su šita vila atsisveikinam. Ir minam namučio. Liktai šiandien turėtume ir namučius pasiekti. Na ką, Lietuvoje sako jau irgi daug saulės, tai kągi iš saulėtos Danijos į saulėtą Lietuvą keliauja. Parvežam saulutę. Kaip toj dainoj, grįžtu namo. Štaigi mes jau ir pasienė. Taip. Mes pasiekėme pagaliau 9 dienų, 10 Aš nežinau, ar 9 ar 10 dienų Nusimušiau. kelionė. Nuostabi. Taip. Dar patiems reikia susitupėti, susigulėti, visko labai daug įvyko. Sudėliosim visus savo nuotykius. Tikiuosi, jie jums patiks.
ar patiko, nes jau... Dalinamės, kad ir jūs pakeliautumėte ir tokiu būdu, galbūt kai kas motociklų nekeliaujat, o galbūt kas keliauja, tiesiog irgi savaip pamatote. Kiekvienas matome situaciją savaip ir kelionės, tad iki kitų kelionių. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Iki!